Laidoje matysite. Vilniuje paminėta Vilniaus šventųjų kankinių šventė. Atnešta šventoji ugnis, vyko iškilminga liturgija, po jos religinė procesija su šventųjų kankinių relikvijomis. Pirmą vasaros dieną vyko linksma šeimų šventė. Teologijos studijos skelbia naują priėmimą. Vyskupas Ambrosijus pasakoja, kam atveriamos studijų durys ir kokios stojimo sąlygos. 100 metų nuo šventojo patriarcho Tichono mirties minėjimo programą vainikuos naujai pastatytos Šalčininkų Šventojo Tichono cerkvės pašventinimas. Lietuvos stačiatikių bažnyčia pagerbė metropolito Chrizostomo atminimą, kuris iškeliavo Anapilin Kūčių vakarą eidamas 91 metus. Naujoji Ukrainos stačiatikių bendruomenės pamaldų vieta tapo Šventosios dvasios vienuolyno Požemio šventovė. Vilniaus stačiatikių chorai laimėjo prizinės vietas tarptautinėme festivalyje Lenkijoje. Šių metų birželio 13 dieną vyko iškilmingas pirmosios stačiatikių teologijos studijų laidos mokslų užbaigimas. Nuo 2023 spalio mėnesio buvo mokoma 4 skyriuose – ganytojų, katechetų, choro vadovų ir giedojimo bei ikonografijos. Šventosios dvasios vienuolyno konferencijų salėje vyko diplomų teikimo šventė viso 46 absolventams, iš kurių 6 jau išventinti į diakonus, o dar 10 yra ar net tolimoje ateityje bus išventinti į skaitovus. Studijų rezultatas matomas iš vaisių, o vaisiai tai būtent tai, kiek žmonių ir kokiai tarnystei buvo paruošti, bei kokią oficiją jie galės atlikti baigę studijas. Palaiminus metropolitui Inokentijui, apie 10 žmonių jau paskirti skaitovais ir apie 5 išventinti diakonus. Netolimoje ateityje šventimų į diakonus laukia dar keletas kandidatų. Naujai išventinti diakonai iš teologijos studijų studentų tarpo jau tarnauja Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio šventovėse. Besimokantis jau tobulina savo įgūdžius Šventojo Mikalojaus šventovėje Vilniuje šeštadienio pamaldose, kur gieda, patarnauja ir atlieka kitas bažnytinės oficijas. Į skaitovus skiriami tie, kurie jau yra pasirengę pirmajam bažnytinės tarnystės etapui. Gali skaityti šventovėje, sąmoningai, suprantamai savo ir kitiems. Ir žinoma, šventinimai į diakonus suteikia besimokantiems galimybę jau dvasiškio range tarnauti Dievui ir žmonėms, bei praturtinti pamaldas įvairiose mūsų bažnyčios šventovėse. Galima sakyti, kad jie jau skina regimus savo pastangų vaisius. Palaiminus Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Inokentijui buvo nuspręsta surengti naują studentų priėmimą, kurie mokslus pradės 2025 metų rudenį. Teologijos studijos ateinančiais mokslo metais planuojamos tomis pačiomis 4 kryptimis. Dokumentai bus priimami Liepos mėnesį, o pokalbiai su pareiškėjais vyks rugsėjį. Besirengiant stojimo pokalbiui, siūlome perskaityti protoierėjaus Serafimo Slobockio knygą Tikyba šeimai ir mokyklai. Joje išdėstyti tikėjimo pagrindai. Taip pat bus tikrinami skaitymo bažnytinė slavų kalba įgūdžiai. Pretendentai į ikonografijos skyrių komisija turės supažindinti su savo darbais, o būsimiesiems giedotojams ir chorų vadovams bus surengta muzikinė perklausa. Kartu vyskupas Ambrosijus pabrėžia, kad mokslai teologijos studijose tai ne tik ugdymo procesas, tai bendra Dievo dėstytojų ir pačių studentų veikla. Su Dievo pagalba dėstytojai dalysis savo žiniomis ir patirtimi, tačiau galutinis rezultatas priklausys nuo mokinių uolumo ir atsidavimo, taip pat nuo jų sugebėjimo tinkamai viską suderinti bei jų pamaldumo. Pirmąją vasaros dieną Vilniaus rajone sklido džiaugsmas, bendrystė ir šypsenos. Bukiškio Kristaus gimimo parapijos kieme vyko tradicinė arkivyskupijos šeimų šventė, kuri beje šiemet sutapo su tarptautinė Vaikų gynimo diena ir Tėvo diena. Renginys prasidėjo Vilniaus ir Lietuvos metropolito jo eminencijos Inokentijaus palaiminimu. Brangūs draugai, su švente, su prisikėlimo diena. Iš visos širdies sveikinu Jūsų vasaros pradžia ir linkiu Jums geros nuotaikos, šiltų jausmų, prasmingų dvasinių išgyvenimų. O svarbiausia, kad visi pajustumėte dvasinę vienybę, mūsų tikėjimo vienybę, šeimų vienybę, tarpusavio vienybę, nes mes esame stačiatikiai, esame krikščionys, o jeigu taip, vadinasi su mumis yra Dievas.
Šventė subūrė ne tik Lietuvos stačiatikių bažnyčios parapijiečių šeimas, bet ir visus norinčius dalyvauti Vilniaus miesto bei rajono gyventojus, sekmadieninių mokyklų moksleivius, net 19 vaikų namų gilę auklėtinių, o būta svečių ir iš užsienio. Tai labai džiugu, kad mes turim tokios progos, čia ir tėvo diena, ir sekmadienis, reiškia, ir vyksta ir bažnyčinis dar šventės, ne, mes žinom, kad mes gyvenam tokiam periode, po velykinių periode, ir džiugu, kad mes visi kartu galim susitikti, ir šeimos iš įvairių parapijų, ne tik šeimos iš parapijų, bet ir draugai, ir svečiai, kartu visi galim sueiti ir kartu taip galim padraugauti, pabendrauti. Esu Seimo narys čia Tukurčius. Man be abejo be galo malonu būti čia, kadangi savo laikais, kada buvau mero pavaduotoju, čia buvo šeimos šventė. Ir dabar gavau kvietimą, tai žinokit, esu maloniai nustebintas. Mes iš Ukrainos ir esame Švento Mikalojaus šventovės parapijiečiai. Žinoma, ragavome šaltibarščių, jie buvo labai skanūs, labai nudžiugino koncertas, taip pat tai, kad susirinko daug žmonių, visi maloniai šypsosi. Tai tikrai ryški ir džiugi šventė vaikams. Ir šiandien čionai mane atvedė draugų būrys, kurie aš galėčiau čia susitikti. Visos dienos metu scenoje netrūko įvairių pasirodymų, koncertų, meninių programų, interaktyvių užsiėmimų, o įspūdingus cirko akrobatų numerius lydėjo nuoširdžios vaikų ovacijos. Renginys paliko gilų įspūdį kiekvienam dalyviui nuo mažiausio iki vyriausio. Šiandien šventė, pirmoji vasaros diena ir tegul ši šventė taps įsimintina ilgam. Visą vasarą jie prisimins, kaip smagiai ją pasitiko. Tai koncertas labai įdomus, ir dainavo, ir šoko, ir viskas. Vaikai tai šoka, saldainius valgė, kaip ir daug pažįstamų draugų čia turim, tai daug bendravom. Pamačiau koncertų gražių, daug skanių skanėstų tam. Man tikrai labai šitą šventę patiko, mane pakvietė mama. Visai smagiai, buvo labai skanus skanėstai, ir šaltibarščiai buvo visai labai geri. Ir šiaip, ir koncertai buvo, drum šokų koncertas buvo žiauriai geras. Šventę rengė Lietuvos stačiatikių brolija kartu su Bukiškio Kristaus gimimo parapija bei būriu talkininkų, kurie parūpino ne tik įvairiausių pramogų, bet ir gausybę vaišių. Mes stengiamės viską organizuoti nemokamai. Aš darau popkorną. Mes gavom šaltibarščių, labai skanų. Nors niekam netrūko gėrimų, saldumynų ir gaivinančių ledų, svarbiausia, jog į šią šeimų šventę taip gausiai susirinkę žmonės liudija, kad šeima visus suvienyje ir suburia. Kaip ten bebūtų, šeima yra pagrindas, kaip ten bebūtų, mes esame skirtingi pagal tautybę, bet kaip ten bebūtų pagrindę, mes turim visada žinot, kad esame Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir linkiu visiems, kad būtumėt laimingi, kad būtų ta šeima kiek įmanoma gausesnė, kiek įmanoma daugiau vaikučių. Tikrai vasaros šventė puikiai, patiko sutikti draugus, visi pažįstami, visų mūsų bendruomenė, labai smagu, linksma, tikrai labai gerai praleidom laiką, labai džiaugiamės ir laukiam kitų švenčių. O švenčių tikrai dar bus. Jau šią vasarą brolija kviečia vaikus į 2 pamainas truksiančią vasaros stovyklą. Šią vasarą mes planuojame realizuoti 2 stovyklas. Reiškia, viena stovykla tai būtų jaunesniems vaikams nuo 8 iki 12 metų. Čia būtų Bajambulių kaimas, Bajambulių sodyba. Liepos mėnesį bus stovykla. Reiškia, ir antrą pamainą mes turėsime jau tokiam paaugliams, teenageriams tokiems, reiškia, nuo 12 metų ir daugiau. Čia būtų rugpjūčio mėnesį nuo 2 iki 15 dienos. Visa informacija yra internete, tai be problemų galima rasti Lietuvos stačiatikių broliją, vasaros stovyklos ir galima surasti visą informaciją ir registruotis tada į stovyklas. Jau 20 metų pamaldos lietuvių kalba skamba stačiatikių Šventos Paraskevės šventovėje Vilniuje. Šis jubiliejus buvo paminėtas intencinėmis padėkos pamaldomis. Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Dieve, kupinas gailestingumo ir didžiai dosnus Dieve, tavo gailestingumas beribės ir tavo meilė žmonėms gelmių neįmanoma ištirti. Pirmoji liturgija lietuvių kalba buvo švenčiama Didžiosios kankinės Paraskevės cerkvėje 2005 metų sausio 23 dieną. Palaiminu šviesios atminties metropolitui Krizostomui.
Vėliau čia buvo įkurta parapija lietuviškai kalbantiems. Jos egzistavimo iškilo grėsmė 2022 metais buvusiam klebonui pasitraukus. Tačiau parapija išbandymo akivaizdoje nepalūžo ir seniausioje Vilniaus stačiatikių šventovėje jau 21 metus vyksta pamaldos lietuvių kalba. Tikriausiai svarbiausia yra melstis ir dalyvauti liturgijoje, bet kadangi lietuvių kalba yra mano gimtoji kalba, tai man tiesiog paprasčiau viskas, lengviau ir tą darau. Jeigu kalbam apie tą seną slavų kalbą, kuri bažnytinė yra, aš tiesiog nesuprantu, daug ko man reikia galvoti apie ką čia, o lietuviškai yra viskas iš karto, tu gali negalvoti, ką tai reiškia, o iš karto melstis ir nesiblaškyti, tai yra svarbu. Man svarbu iš tikrųjų ir aš labai džiaugiuosi čia būdama ir išskirtiniai tokioj parapijai iš tikrųjų ir kažkaip jeigu žmonėms gražu ir padeda melstis, tai aš irgi laimingas. Gimtoji kalba turi tokį savotišką ryšį su tavim, su tavo esybe. Ir kita kalba melstis, gal tu pats tų pačių žodžių netaip suvoki, kaip tu supranti jos gimtąją kalbą. Ir ta gimtąja kalba, ta malda, ji tampa tokia labiau giliau iš širdies. Labai svarbu žmogui suprasti tą, ką jisai girdi, kokią kalbą jisai meldžiasi. Jisai turi suprasti prasmę, suprasti savokas. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes mes visi žmonės, mes turime žinoti, kodėl mes kažką tai darome, naudojame kažkokius tai žodžius, būtent tokius. Ir dėl to yra labai svarbu, kad mes egzistuoja šitą parapiją. Ir man irgi labai džiugu pasakyti, kad matau naujų veidų. Nuo kryžiaus pagerbimo sekmadienio Šventosios dvasios vienuolyno Požemio šventovėje vyksta Ukrainos stačiatikių bendruomenės pamaldos. Palaiminus Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Inokentijui, ši bendruomenė kartu su lietuvių parapija 2 metus meldėsi Šventosios Paraskevės šventovėje Vilniuje. Pastarąjį metą bendruomenė sustiprėjo bei išaugo, todėl buvo nuspręsta maldai jai suteikti atskirą šventovę – Šventosios dvasios vienuolyno kriptos, dar vadinama Požemio šventųjų kankinių Antonijaus, Joano ir Eustachijaus garbei pavadinta šventovė. Bendruomenės sielovada rūpinasi ukrainiečių kunigas. Bendruomenė daugiausia sudaro pabėgėliai, kurie laiko save persekiojamos kanoninės Ukrainos stačiatikių bažnyčios, už kurią meldžiamės per dieviškąją liturgiją ir kuriai vadovauja jo eminencija metropolitas Onufrijus nariais. Bendruomenės pamaldos įprastai čia vyksta daugiausia bažnytinė slavų kalba, tačiau pavyzdžiui pamokslas sakomas ukrainiečių kalba. Христос сказав такі слова в Євангелії, ми з вами щойно чули. Ką tik girdėjome Evangelijoje Kristaus pasakytus žodžius. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Taigi, broliai ir seserys, tiek jūs, tiek aš vadinamės krikščionėmis teisėtai tik tada, kai sekame Kristumi. Krikščionys yra Kristaus sekėjai ir Viešpats sako, ko reikia, kad būtum Kristaus sekėjas. Reikia imti kryžių ir sekti paskui jį. Pamaldos čia vyksta sekmadieniais ir švenčių dienomis, liturgijos pradžia 9 valandą. Išsamesnį tvarkaraštį galima rasti Ukrainos stačiatikių bendruomenės Facebooko puslapyje. Balandžio 26-ąją šviesiosios savaitės šeštadienį Šventosios dvasios vienuolyno katedra vėl apšvietė šventoji ugnis iš Jeruzalės. Ta diena Vilniuje įvyko iškilmės skirtos Vilniaus šventųjų kankinių Antonijaus, Joano ir Eustachijaus atminimui pagerbti. Kiekvienais metais prieš stačiatikių Velykas didįjį šeštadienį Šventojo kapo Jeruzalės šventovėje įsižiebė šventoji ugnis. Iš Kristaus kapo kuvuklijos ją išneša Jeruzalės patriarchas, o per kelias minutes ugnis paplinta visoje šventovėje ir tuomet specialiais skrydžiais ji perdodama po visą pasaulį. Šventoji ugnis Vilnių šiemet pasiekė per Lenkiją. Kiekvienas norintis galėjo jos gauti, uždegti žvakidę ir parsinešti namo. Vienas pagrindinių tradicinių šventės renginių, didelė religinė procesija už bažnyčios vienybę Vilniaus gatvėmis, šiemet nevyko dėl šalyje paskelbto gedulo, laidojant popiežių Pranciškų. Į iškilmes atvyko Lietuvos stačiatikių bažnyčios vyskupai, dvasininkai ir vienuoliai,
Taip pat daug pasauliečių iš visos Lietuvos, taip pat sulaukta piligrimų iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos. Pasibaigus šventosios ugnies atnešimo ceremonijai vyko iškilminga dieviškoji liturgija, kurią celebravo Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus, jam koncelebravo daugybė Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkų. Liturgijos pabaigoje vyko intencinės pamaldos ir religinė procesija aplink vienuolyno šventovę su šventųjų Vilniaus kankinių relikvijomis. 1915 metais Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Tichonas, kuris vėliau tapo patriarchu, ketino kasmet rengti procesiją su relikvijomis, tačiau karas ir revoliucija tam sutrukdė. Šventosios relikvijos buvo nešamos aplink šventovę patriarcho Tichono laikais 1914 metais. Vėliau šventosios relikvijos buvo išvežtos į Maskvą, kur kurį laiką buvo saugomos Dono vienuolyne, o vėliau muziejuje. 1946 metais jos buvo sugrąžintos į mūsų vienuolyną. Kai relikvijas pargabeno, jos buvo iškilmingai, religinėje procesijoje, apneštos aplink šventovę ir deramai joje nuo to laiko, antrąją 20 amžiaus pusę, ši tradicija buvo nutrūkusi. Relikvijų aplink šventovę nenešta. Buvo nešama ikona. Ir tik palaiminus metropolitui Inokentijui, pastaraisiais metais, ši sena tradicija vėl atgimė, kai tikintieji ir maldininkai visi kartu einame religinėje procesijoje su šventaisiais kankiniais, su nešamomis jų relikvijomis. Tai didžiulė dvasinė patirtis, stiprus dvasinis pojūtis. Kiekvienas galėjo praeiti po nešiojamą relikvinę su kankinių relikvijomis. Šventės pabaigoje visiems dalyviams buvo pasiūlytos vaišės. Balandžio 20-ąją Velyknaktį sausakimšose Lietuvos stačiatikių bažnyčios šventovėse vyko šventinės pamaldos. Šventosios dvasios vienuolyne šventųjų Velykų pamaldoms, vigilijai, religiniai procesijai bei dieviškai liturgijai vadovavo Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Šventų Velykų išvakarėse jo eminencija kreipėsi į tikinčiuosius sveikinimo žodžiais. Brangūs broliai ir seserys, Kristus prisikėlė. Iš visos širdies sveikinu jūs su viešpaties Velykomis, su šviesiuoju Kristaus prisikėlimu. Tegul Kristaus šviesa nušviečia visus jūsų gyvenimo kelius, o Velykų džiaugsmas visada gyvena jūsų širdise. Šiemet mes, visi pasaulio krikščionys, švenčiame Velykas tą pačią dieną. Tai vėlgi geras Dievo duotas ženklas. Mūsų gali laukti įvairūs, sudėtingi iššūkiai. Todėl turime dar labiau suartėti, melstis vieni už kitus, padėti vieni kitiems, kad galėtume įveikti visus sunkumus, kurie gali pasitaikyti mūsų kelyje. Visus jūs dar kartą, vėl ir vėl, sveikinu su viešpaties Velykomis. Kristus prisikėlė. Iš tiesų prisikėlė. Šalčininkose statoma Tichono šventovė ruošiama pašventinimui. Tai įvyks lapkritį, tą dieną, kai bažnyčia prisimins šventojo Tichono Belavino išrinkimą į patriarcho sostą. Šventovės pašventinimas šventojo Tichono garbei bus paskutinis jubiliejinių metų programos akordas, o 2025 balandį suėjo lygiai 100 metų nuo palaimintojo šventojo patriarcho Tichono mirties. Šiais metais, minint šią datą, mes surengėme eilę renginių. Vienas iš jų visų Lietuvos šventųjų dienos minėjimas, kuris kasmet minimas Liepos 26-ąją. O prieš tai Liepos 25-osios išvakarėse iš Mikniškių į Šalčininkų miestą vyks religinė procesija. Tai taip pat reikšmingas įvykis. Kodėl? Nes Šalčininkuose statoma šventojo Tichono vardo šventovė, o jos pašventinimas planuojamas per šventojo Tichono minėjimo šventę lapkričio 18. Tai bus labai reikšmingas įvykis. Jis sukvies daug žmonių. Lietuvos stačiatikių bažnyčia ypatingai pagerbė šventojo patriarcho Tichono, kuris nuo 1914 iki 1917 metų čia vadovavo atminimą. Jo vardas įrašytas į visų Lietuvos žemės šventųjų soborą. Šventasis Tichonas buvo išskirtinių gabumų žmogus, nors jis buvo labai paprastas, labai romus, tylus, ramus. Visi jį mylėjo ir jis mylėjo visus. Jis buvo labai gailestingas, labai geras žmogus. Kai buvo renkamas patriarchu,
Tuomet buvo 3 kandidatai. Vienas iš jų buvo vadinamas griežčiausiu mūsų bažnyčios vyskupu, kitas protingiausiu. Jis buvo labai gilus teologas, o apie būsimą patriarchą Tichoną kalbėjo, jog jis labai geras. Be iškilmingų pamaldų šio šventojo atminimo dienomis planuojami ir kiti renginiai. Kovo mėnesį vyko vaikų iš sekmadieninių mokyklų teologijos turnyras, skirtas patriarcho Tichono atminimui, parodos atidarymas ir konferencija numatyta spalio mėnesį. Spalio 10 dieną vyks didelė konferencija skirta šventojo Tichono atminimui, į kurią bus kviečiami mokslininkai ir teologai apžvelgti šventojo Tichono gyvenimą, darbą, tarnystę ir gyvenimą mūsų Lietuvos žemėje. Spalio 11 Šventosios dvasios vienuolyne vyks šventė sutampanti su patriarcho Tichono beatifikacijos diena. Šventinėse pamaldose dalyvaus visi Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkai ir gausybė tikinčiųjų. Į vienuolyno bažnyčią planuojama atvežti šventojo Tichono ikoną su dalele jo relikvijų, taip pat stebuklingą Vilniaus ženklo ikoną. Vasario 13-ąją 40 dienos po metropolito Chrizostomo mirties išvakarėse Šventosios dvasios vienuolyne Vilniuje vyko jo atminimo vakaras. Sugiedojus amžinąjį atilsį atminimo vakarą pradėjo Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus, kuris šiltai prisiminė plačiai žinomą hierarchą. Jis buvo nuostabus hierarchas, daug nuveikęs bažnyčios labui ir žinoma, palikęs maloniausius atminimus daugybei žmonių. Taip, buvo ir priešiškai nusiteikusių, tų, kurie jo nesuprato. Buvo tokių žmonių, kuriuos trikdė jo tiesus pasisakymai. Bet jis juk buvo žmogus, kuris stengiasi būti teisingas ir kuriam rūpėjo bažnyčios gerovė. Vakaro dalyviai galėjo išgirsti metropolito Chrizostomo balsą ir pamatyti jį archyviniuose kadruose. Prisiminimais apie metropolitą dalyjosi jo dvasios vaikai, artimiausi bendradarbiai, dvasininkai ir pasauliečiai. Metropolitas Chrizostomas tikrai buvo Kristaus karys. Visose savo sprendimuose, bet kokiamis aplinkybėmis jis gynė bažnyčios interesus, rūpinosi vyskupija, jos gerovę, tikrai rūpinosi dvasininkyje. Ir jis savo pavyzdžių stengiasi tarsi pakelti kiekvieną dvasininką į tam tikrą lygį, kad jis atitiktų šį didį pašaukimą. Jo požiūris į bažnyčią, dieviškasias pamaldas, absoliučiai ypatingas. Tik nedaugelis dvasininkų taip pagarbiai žvelgia bažnyčią. Turiu pasakyti, kad metropolitas jau pakeliu į pamaldas būdavo itin susitelkęs. Į šventovę jis ėjo labai dėmesingai, neskubėdamas. Jautėsi, kad jis rengėsi maldai. Aš net prisimenu jo frazę – sunku nusiteikti maldai. Buvo jaučiama, kaip jis kaupėsi jau eidamas į šventovę, be nereikalingo šurmulio, be jokių kalbų. O peržengęs šventovės slenkstį, jis buvo visiškai atsidavęs tarnavimui, Dievui ir maldai. Tai buvo nuolat, per visas pamaldas. Vakare, ryte, nesvarbu. Jo pavyzdys uždegdavo dvasią. Liturginių valandų skaitimo metu metropolitas stovėjo altoriuje, niekada nesėdėjo ir karštai meldėsi. Metropolitas Chrizostomas įrašė savo vardą į mūsų šalies bei Lietuvos bažnyčios istoriją, nuoširdžiai paremdamas lietuvių tautos kovą už laisvę ir nepriklausomybę. 91 sausį jis ragino užkirsti kelią kraujo praliejimui ir viešai pasmerkė sovietų valdžios veiksmus. Vėliau Lietuvos stačiatikių vadovas buvo apdovanotas valstybiniu apdovanojimu, sausio 13-osios atminimo medaliu. Valdant Lietuvos stačiatikių bažnyčios metropolitui Chrizostomui buvo grąžinta nemažai bažnyčios pastatų, kurie anksčiau buvo nacionalizuoti be dieviškos valdžios. Taip pat buvo pastatytos naujos, pavyzdžiui, Globos ir Mikalojaus šventovė Klaipėdoje, Iberijos Palangoje bei Dievo motinos apreiškimo Visagine. Lietuvos stačiatikių bažnyčia pagerbė metropolito Chrizostomo atminimą. Nuo 1990 iki 2010 metų jis vadovavo Lietuvos stačiatikių bažnyčiai. Plačiai žinomo hierarcho atminimui paskirta fotografijų paroda, kuri iš pradžių buvo eksponuojama Vilniuje Šventosios dvasios vienuolyne, o vėliau išvyko į kitus miestus. Kovo mėnesį ją išvydo Visagino gyventojai, o Velykų išvakarėse ji atidaryta Klaipėdoje prie Globos ir Mikalojaus šventovės. Šiuo metu paroda eksponuojama Kaune, o vėliau keliaus į Trakus ir Šiaulius.
Parodoje pristatomos įvairių metų fotografijos, taip pat metropolito Chrizostomo citatos iš jo interviu ir straipsnių publikuotų Lietuvos spaudoje. Viena šių citatų ir tapo parodos pavadinimu "Aš atvirai parėmiau Lietuvos nepriklausomybę". Metropolitas Chrizostomas mirė 2025 sausio 6 kūčių vakarą, eidamas 91 metus. Metropolito laidotuvių apeigom Šventosios dvasios vienuolyno katedroje vadovavo Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Be Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkų ir tikinčiųjų į paskutinę kelionę palydėti atvyko Lietuvos Respublikos prezidento, vyriausybės ir Seimo atstovai, taip pat Vilniaus miesto valdžios bei tradicinių religinių bendruomenių atstovai. Apie metropolitą pasisakė ir aukščiausi Lietuvos valdovai. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, metropolitas Chrizostomas parodė išmintį ir pilietinę tvirtybę, palaikydamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir pasmerkdamas sovietų karinę agresiją 91 metais ir tuo svariai prisidėjo prie tautinės santarvės ir darnios visuomenės puoselėjimo Lietuvoje. Laidotuvių pamaldų pabaigoje karstas su metropolito Chrizostomo kūnu tradiciškai buvo nešamas aplink vienuolyno šventovę. Tuomet metropolitas Chrizostomas buvo palaidotas Šventosios dvasios vienuolyno hierarchų kriptoje. Įsimintiniausias pastarųjų mėnesių įvykis Lietuvos stačiatikių bažnyčios tikintiesiems buvo gruodį į Vilnių atvežtos didžiosios šventosios relikvijos. Vienos didžiausių pasaulyje gyvybę teikiančio Viešpaties kryžiaus bei švenčiausiosios Dievo motinos skraistės dalelės. Per visą laiką, kai šventenybės buvo Šventosios dvasios vienuolyne, tikintieji ėjo prie jų nenutrūkstamų srautų. Prie relikvijų buvo nepaliaujamai meldžiamasi, atliekamos intencinės pamaldos ir giedami akatistai. Per savaitę relikvinės su šventenybėmis aplankė apie 30 000 tikinčiųjų, ne tik stačiatikių, bet ir daug katalikų. Atsisveikinimo su didžiomis šventenybėmis išvakarėse Šventosios dvasios vienuolyno katedroje buvo švenčiama iškilminga liturgija. Po to Viešpaties kryžiaus bei švenčiausiosios Dievo motinos skraistės relikvijos religinėje procesijoje buvo apneštos aplink šventovę. Relikvijos iš privačios italų aristokratų Minardi šeimos kolekcijos į Vilnių buvo atvežtos iš Lenkijos, kur jos atkeliavo iš Italijos minint Lenkijos stačiatikių bažnyčios autokefalijos šimtmetį. Šventenybių autentiškumą patvirtino moksliniai tyrimai. Vienas reikšmingiausių pastarojo pusmečio įvykių buvo stebuklingos ženklo iš dangaus Dievo motinos ikonos iš Dievo motinos ženklo šventovės Vilniuje atradimas. Spalio 12 dieną šią progą Vilniaus Dievo motinos ženklo šventovėje vyko didelė šventė, iškilminga liturgija, kurioje dalyvavo visi Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkai, celebravo Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus, o liturgijos pabaigoje vyko intencinės pamaldos bei religinė procesija. Jos metu skambant giesmėms stebuklinga ikona buvo apnešta aplink šventovę. Grįžus į sausakimšą cerkvę visi maldininkai atsiklaupė ir meldėsi priešai šventąjį paveikslą. Įgyta Vilniaus Dievo motinos ženklo ikona yra ženklo šventovės kairėje navoje. Ekspertai nustatė, jog tai ta pati stebuklinga ikona, kurią 1903 metais arkivyskupas Juvenalijus Polovcevas palaimino naujai pastatytą Dievo motinos ženklo ikonos cerkvę ir kuri daugelį metų buvo laikoma dingusia. Kaip paaiškėjo, šventenybė buvo išsaugota vien dėl to, jog neramiais laikais ją buvo paslėpę šioje šventovėje tarnavę dvasininkai. Tarptautinėme bažnytinės muzikos festivalyje konkurse Hainufkoje net 2 stačiatikių chorai iš Vilniaus laimėjo savo kategorijose. Vilniaus ženklo šventovės choras, kurio vadovė Monika Müller, laimėjo kategorijoje miesto parapijų chorai, o Skaisčiausiosios katedros choras, vadovaujamas Anos Kutiščiovos kategorijoje katedrų chorai, pasidalijo pirmąją vietą su Marijos Magdalietės katedros choru iš Varšuvos. Festivalyje, kuris vyko Hainufkos švenčiausiosios Trejybės katedroje, dalyvavo daugiau kaip 20 stačiatikių chorų. Dalyvavo kolektyvai iš Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Serbijos, Ukrainos ir Egipto.
Festivalis rengiamas nuo 1982 metų, taigi šiais metais vyko jau 43 kartą.